Galbūt Šiauliams jau tos trečiosios pozicijos ir tie bronziniai apdovanojimai galbūt yra ir kiek pabodę, sakau galbūt. Tuo tarpu Nevėžio komanda tikrai nėra išlepinta prizinių vietų ir manau, kad nepaisant visų sunkumų, kuriuos turi dėl traumų, ši ekipa krepšininkai pasistengs padaryti viską, kad rungtynės dėl trečiosios bent jau būtų atkaklios ir įdomios. Kol kas rezultatas lygus 2-2, sužaidus pusantros minutės. Abiem komandom apsikeitus rezultatyviomis atakomis. Štai Egidijus Dimša vėl prašo kamuolio. Šį kartą sėkmingai nuo jo metimo apsigina varžovai, tačiau pramiega visiškai laisvą į baudos aikštelę įkirtusį Darių Šilinskį, su kuriuo jau buvo paliktas kovoti vienintelis Derikas Lau, 1,86 cm ūgio gynėjas. Tai dabar būtent jis su kamuoliu ir būtent jo taiklus dvitaškis metimas vėl atstato pusiausvyrą 4-4. Prabėgus kiek daugiau nei porai minučių. Pirmajame rungtynių kėlinyje Rolandas Alijevas, vienas iš tų žmonių, kurie žaidžia traumuoti. Tačiau didelio pasirinkimo Nevėžio treneris Kastytis Kundrutas nelabai ir turi. Iškritus iš rikiuotės arba kurį laiką nesitreniravusi dar keliems lyderiams, Rolando Alijevo patirtis ir sugebėjimas vadovauti komandai yra labai reikalingi Nevėžio ekipai. Ir štai Manto Simonavičiaus tritaškis metimas, pirmasis tolimas taiklus šūvis šios dienos rungtynėse, vėl padidinantį skirtumą iki 5, 9-4. Deividas Gailius. Ir jo taiklus metimas, atsakymas į varžovo tolimą šūvį. Pirmąjį tritaškį pataiko ir Šiauliai. 9-7. Štai ši situacija. Susidūrimo metu atšoka, griūdamas atgal nuo savo varžovo Mantas Simonavičius ir Deividas Gailius baudžia priešininkų gynybą už šią klaidelę. Pavyksta apsiginti Nevėžiui, išsaugant 2 taškų persvarą, 9-7. Egidijus Dimša iš toli, spjaunamas kamuolys, tačiau ūgio persvarą vėl išnaudoja Darius Šilinskis kartu su komandos draugų laimėdami dvikovą po varžovų krepšiu. Perdavimas arčiau krepšio, ten Marius Prekevičius, nelygos jėgos grūmintis su Mantu Simonavičium ir Simonavičius renka 5-ąjį tašką, jeigu vakar nuo pat rungtynių pradžios pradėjo varžovų gynybą daužyti Egidijus Dimša, tai šiandien kol kas, bent jau per pirmasis 4 su trupučiu minutės, didžiausią pavojų Nevėžio varžovams kelia Mantas Simonavičius, dabar sėkmingai ir perimantis kamuolį. Rolandas Alijevas, taiklus jo tritaškis ir skirtumas auga Nevėžio naudai, jau 7 taškų persvara, didžiausias Kėdainių klubo pranašumas kol kas. Šios dienos rungtynių pirmajame kėlinyje 14-7. Marius Prekevičius. Raitis Grafas nusiima kamuolį varžovų baudos aikštelėje. Papildoma galimybė Šiauliams, lygiai 5 minutės. Sužaista pirmajame kėlinyje. Ir atspėja Mariaus Prekevičiaus sumanymą Nevėžio gynybą dviese. Užtverdami kelią kamuoliui link laisvo likusio varžovo. Darius Šilinskis jo taiklus dvitaškis. 16-7. Liku žaisti 4 minutės ir 35 sekundės. Derikas. Pirmieji, tai yra 4-asis jo taškas šios dienos rungtynėse. Darius Šilinskis. Vėl bandymas perduoti kamuolį po krepšiu. Ten vėl sėkmingai savo varžovais išsikeičia Nevėžio komanda, susikurdama ūgio persvarą ir pražanga Šiaulių ekipai. Nu, o dabar reklaminė minutės pertraukėlė, Nevėžiui pirmaujant 16-9.
Kaip šiandien saugiai įdarbinti savo santaupas? Rinkitės DNB Nordbanko taupimo planą Pinigų fabrikas. Jūsų pinigai bus įdarbinti į kelias skirtingos trukmės taupimo priemonės. Tai suteiks lankstumo, likvidumo ir leis reaguoti į pasikeitimus. Taupimo planas Pinigų fabrikas. DNB Nordbankas. Krepšinis lietuviams visada buvo daugiau nei žaidimas. Tikėk, kuo tiki. Krepšinio rinktinę remia Kauno Grūdų įmonių grupė. Žaidžia. Ketvirtas, kur bebūtų. Lek, Daupa, Džeidž, Deividas. Varžovų klaidomis, o jų Šiauliai padarė jau 4 ir 4 perimti kamuoliai Nevėžio sąskaitoje. Ir iš karto natūralu, jog net 12 kartų jau metė iš 2 ir iš 3 taškų zonos Nevėžio komanda. Šiauliai atliko tik 6 metimus. Štai šių skaičių dėka ir geros gynybos visų pirma dėka Nevėžio komanda ir turi 7 taškų persvarą. Nepavyksta Dariui Šilinskiui, tačiau ir vėl kova dėl kamuolio jau buvo pralaimėta ir tik tai Gyčio Maciulevičiaus žingsniai dabar išgelbsti Šiaulius nuo būtinybės dar kartą dirbti gynyboje. Šiauliai kol kas 100% taiklumu meta 2 taškius metimus, tačiau vėlgi to nepakanka, jeigu yra po vieno metimo padaroma viena klaida. Deividas Gailius, antrasis jo tritaškis, vakar sugebėjo neutralizuoti jį. Žalgirio komandos gynyba, neleisdama ypatingai pasireikšti vienam iš Šiaulių komandos lyderių. Šiandien jis atrodo nusiteikęs kol kas ryžtingiau, tačiau galbūt to ryžto trūksta iš jo komandos draugų, kurie štai vėl taip leido varžovams laimėti kovą dėl atšokusio kamuolio savo baudos aikštelėje ir tik tai geras žaidimas ginantis to paties, beje, Deivido Gailiaus leido perimti kamuolį ir štai dabar sukūrė progą Raičiui Grafui nuo baudų metimo linijos dar labiau sumažinti skirtumą. 3 minutės ir 28 sekundės. Pirmoji pražanga užfiksuota Dariui Šilinskiui. 16-13 Nevėžio naudai. 16-14 Šiauliai po tos reklaminės minutės pertraukėlės atsako į varžovų spurtą surengdami porą rezultatyvių atakų ir štai iš -7 lieka jau -2. Dabar jau netaikliai meta Egidijus Dimša, vėl stengiasi greitinti žaidimą, didinti rungtynių spartą Šiauliai, tačiau vėlgi greitas žaidimas skiriasi nuo skuboto. Kol kas daugiau matome skuboto žaidimo ir ne visai apgalvotų sprendimų Šiaulių komandos veiksmuose, ypač puolant, jau 5 klaidos. Ir už klaidas Nevėžį šiandien baudžia beveik be gailesčio. Kol kas pirmajame kėlinyje dar vienas Rolando Lijevo tolimas metimas, 2 iš 2 ir jau 8 taškai Lijevo sąskaitoje, 19-14. 5 taškų skirtumas, Raitis Grafas akivaizdžiai metė išsigandęs prieš save atsiradusio Dariaus Šilinskio. Ir kova dėl atšokusių kamuolių Nevėžys taip pat jau laimi. Deividas Gailius turbūt kol kas yra pastebimiausia figūra Šiaulių komandoje tiek vienoje, tiek kitoje aikštės pusėje. Visų pirma, jis yra rezultatyviausias pataikęs abu tritaškius ir jau matėme keletą epizodų ginantis, kuomet tinkamai padėtį užsiimdamas, jis arba blokavo varžovų metimą kaip pastarojoje atakoje, arba tiesiog perimdavo netiksliai varžovų perduotą kamuolį. Nu, dabar pražanga Raičiui Grafui. Pirmoji asmeninė, prieš tai Antanas Sireika metė į aikštę vieną iš svarbiausių savo kozirių, tai Mindaugą Žukauską, kurio žaidimas vakar pirmajame kėlinyje pusfinalyje paliko labai gerą įspūdį, tiesa po to kažkur pradingo Mindaugo Žukauskas.